Sveikas. Nauji sportbačiai. Ne mano. Šustauskas nupirko už 100 000 litų inkarų sportbačių. Nu geras. Klausyk, kad jis pradėjo bėgioti, tai seniai žinojau. Bet kad šitaip rimtai sportuot. Nu jis ne sau pirko. O kam? Vėliau, kai išdalins sportbačius, pamatysi kam. Visai išpratėjo mūsų kalėdų senis. Kalėdų senis? Nu taip, visų pirmiausia, jie abu panašus. Kartais neatskirsi, atrodo, kad dviniai būtų. O antra, viską, ką Šustauskas bedarytų, visada panašu į mažytės kalėdas. Tai žiūrėk, rūkantiems padovanojo Laisvės alėją, dabar sportbačius, matai, visiems dovanos. Klausyk, bet tu jau matau irgi gavęs dovanų. Nu, pasakysiu teisybę, kad jeigu aš nebūčiau toj sportbačių kokybės tikrinimo komisijai, aš tų sportbačių nebūčiau gavęs. Bet tai gavai? Nu, gerai, ir tu gausi. Kada? Po to, kai dalinsim, galėsi turgui nusipirkti. Bet badautojai, tai tie prisideda prie mūsų gerovės. Kokiu būdu, įdomu? Dabar, pavyzdžiui, sportbačius už dyką dalins. O, jo, žinoma. Klausyk, aš pagalvoju, jeigu Kauno Stumbro darbininkai va taip užbadautų, gal Šustauskas už 100 000 degtinės butelių nupirktų. O, ir daugiau tu nieko nebenori jau. Kodėl nieko? Pavyzdžiui, kitą dieną galėtų anykščių vyną streikuot. Žiūrėk, ir galvos nebeskauda. Žiūriu, labai gudrus. Aha. O tu man tada geriau pasakyk, jeigu toks gudrus. Ką Šustauskas už 100 000 litų pirktų, jeigu staiga pradėtų streikuoti... Kas? Kanalizacijos darbuotojai. Arba kokia palydovė firma pradėtų badaut, kas tada? Apie tas nesakyk. Jeigu jos badaut pradėtų, aš kokius metus namo negrįžčiau. Nu, 100 000 bendrai prasisukt būtų galima. Tai Bet gal apie tai nesvajokim. Apie tas kanalizacijas, tai čia brolyti galvosūkis. Jo, čia brolyti galvosūkis.